Laiškas Galatams. 1 skyrius. Paulius, pašauktas apaštalas ne žmonių ir ne per žmogų, bet paties Jėzaus Kristaus ir jį prikėlusio iš numirusių Dievo tėvo ir visi su manimi esantys broliai. Galatijos bažnyčioms. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad nuo dabartinio blogo amžiaus išgelbėtų mus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią. Jam šlovė per amžių amžius. Amen. Aš stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jūs Kristaus malonę, taip greitai persimetate prie kitos evangelijos, nors iš tikro kitos nėra. O yra tik jūs klaidinantys žmonės, kurie nori iškreipti Kristaus evangeliją. Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas. Kaip anksčiau sakėme, taip dabar sakau dar kartą, jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę, tebūnie prakeiktas. Ar aš ieškau žmonių palankumo ar Dievo? Gal stengiuosi įtikti žmonėms? Norėdamas patikti žmonėms, nebebūčiau Kristaus tarnas. Aš sakau jums, broliai, kad mano paskelbtoji evangelija nėra iš žmonių. Aš neperėmiau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. Jūs be abejo esate girdėję, kaip aš kadaise elgiausi būdamas žydų tikėjimo, kaip be saiko persekiojau Dievo bažnyčią ir mėginau ją sugriauti. Kaip žydų tikėjimu buvau pranokęs daugelį bendraamžių savo tautiečių, itin uoliai gindamas savo protėvių papročius. Kai tas, kuris mane pasirinko dar esantį įsčiose ir pašaukė savo malonę, panorėjo apreikšti manyje savo sūnų, kad paskelbčiau evangeliją pagonims, neskubėjau tarti su kūnu ir krauju ir nenuvykau į Jeruzalę pas anksčiau už mane pašauktus apaštalus, bet iškeliavau į Arabiją ir tada vėl grįžau į Damaską. Vėliau, po 3 metų, nukeliavau į Jeruzalę susipažinti su Kefu ir pasilikau pas jį 15 dienų. Kitų apaštalų man neteko pamatyti, tik tai viešpaties brolį Jokūbą. Ką jums rašau, tvirtinu Dievo akivaizdoje, jog nemeluoju. Paskui išvykau į Sirijos ir Kilikijos sritis. Aš buvau iš veido nepažįstamas Kristaus bažnyčioms Judėjoje. Jos buvo tik girdėjusios. Tas, kuris mus kitados persekiojo, dabar skelbia evangelijos tikėjimą, kurį kadaise griovė. Ir jos šlovino Dievą dėl manęs. Antras skyrius. Paskui, po 14 metų, vėl nuvykau į Jeruzalę kartu su Barnabu, pasiėmęs ir Titą. Nuvykau apreiškimo paskatintas ir jiems išdėsčiau evangeliją, kurią skelbiu pagonims, atskirai išsiaiškindamas su įžymesniais asmenimis, kad kartais nebėgčiau ar nebūčiau bėgęs veltui. Jie nevertė apsipjaustyti nei mano palydovo Tito, kuris buvo graikas. Tačiau įsibrovėliams, netikriems broliams, tykojusiems pagrobti mūsų laisvę, kurią mes turime Kristuje Jėzuje, ir nenorėjusiems mus pavergti, jiems mes nei valandėlei nepasidavėme, kad evangelijos tiesa pasiliktų su jumis. O dėl įžymesniųjų asmenų,
kokie jie buvo kadaise, man nesvarbu, nes Dievas nėra žmonėms šališkas, man žymesnieji asmenys nieko nepridėjo. Atvirkščiai, jie įsitikino, jog man patikėta skelbti Evangeliją pagonims, kaip Petrui žydams. Nes tas pats, kuris paskyrė Petrą apipjaustytųjų apaštalų, paskyrė mane pagonių apaštalų. Pripažindami man suteiktą malonę, Jokūbas, Kefas ir Jonas, laikomi šulais, padavė man ir Barnabui dešinės draugystės ženklan, kad mes eitume pas pagonis, o jie pas žydus. Tik turėjome prisiminti jų vargšus, o aš ir stengiausi tai daryti. Kai Kefas atvyko į Antiochiją, aš jam pasipriešinau į akis, nes jis buvo nusižengęs. Mat prieš atvykstant kai kuriems nuo Jokūbo, jis valgydavo su pagonimis. Bet kai tie atvyko, jis atsitraukė ir ėmė jų vengti, bijodamas apipjaustytųjų. Kartu su juo veidmainiavo ir kiti žydai. Net Barnabas pasidavė jų veidmainystei. Pamatęs, kad jie nukrypsta nuo Evangelijos tiesos, aš pasakiau Kefui visų akivaizdoje. Jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikytis žydų papročių? Nors mes gimimo žydai ir ne pagonių kilmės nusidėjėliai, tačiau žinome, jog žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, bet tik tikėjimu į Jėzų Kristų. Taigi mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume nuteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais. Nes įstatymo darbais nebus nuteisintas nė vienas žmogus. Ieškant mums nuteisinimo Kristuje, paaiškėjo, kad patys esame nusidėjėliai. Ar dėl to Kristus yra nuodėmės tarnas? Nieko būdu. Bet jeigu aš vėl atstatau, ką buvau išgriovęs, tai pasirodo esąs nusikaltėlis. Aš įstatymu numiriau įstatymui, kad gyvenčiau Dievui. Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Aš neatmetu Dievo malonės, nes jei teisumas įgyjamas įstatymu, tuomet Kristus numirė veltui. Trečias skyrius. O neprotingi Galatai, kas apkerėjo jūs, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas nukryžiuotasis Jėzus Kristus? Noriu jūs paklausti tik tai vieno dalyko. Ar jūs gavote dvasią įstatymo darbais, ar paklusdami tikėjimo skelbimui? Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasia, dabar užbaigsite kūnu? Argi tiek daug esate iškentėję veltui? O iš tiesų būtų veltui. Ar tas, kuris jums teikia dvasią ir pas jūs daro stebuklus, tai daro dėl jūsų įstatymo darbų, ar dėl jūsų klusnumo tikėjimui? Taip, Abraomas patikėjo Dievu, ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Taigi supraskite, kad Abraomo vaikai yra tie, kurie tiki. Ir raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu nuteisina pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui gerą naujieną. Tavyje
bus palaimintos visos tautos. Taip tikintys žmonės susilaukia palaiminimo kartu su tikinčiuoju Abraomu. Visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, gresia prakeikimas. Parašyta, prakeiktas kiekvienas, kas ištikimai nesilaiko visų įstatymo knygoje surašytų nuostatų ir jų nevykdo. Kad įstatymų niekas nenuteisinamas Dievo akyse, aišku, nes teisusis gyvens tikėjimu. O įstatymas nėra kilęs iš tikėjimo, nes kas juos vykdo, tas gyvens jais. Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Šitaip per Jėzų Kristų pagonims atiteko Abraomo palaiminimas ir mes tikėjimu gavome pažadėtąją dvasią. Broliai, aš kalbu kaip įprasta žmonėse. Net žmogaus teisėto testamento niekas negali atmesti ar papildyti. Pažadai buvo duoti Abraomui ir jo palikuoniui. Nėra pasakyta ir palikuonims, ne daugiskaita, bet kaip apie vieną, ir tavo palikuoniui, tai yra Kristui. Aš noriu pasakyti, Dievo patvirtinto testamento negali panaikinti po 430 metų atsiradęs įstatymas ir jis negali pažado paversti niekais. Jei paveldėjimas būtų iš įstatymo, tai negalėtų būti iš pažado. O Dievas dovanojo Abraomui malonę dėl pažado. Tad kamgi reikalingas įstatymas? Jis buvo pridėtas dėl nusižengimų, kol ateis palikuonis, kuriam buvo skirtas pažadas. Įstatymas buvo angelų įsakytas per tarpininką. Tarpininko nebūna, kur yra vienas, o Dievas tai yra vienas. Tad gal įstatymas priešingas Dievo pažadams? Anaiptol. Jei būtų duotas įstatymas, galintis teikti gyvybę, tai iš tikrųjų teisumas eitų iš įstatymo. Bet raštas viską apjuosė nuodėmę, kad pažadas dėl tikėjimo į Jėzų Kristų tektų tiems, kurie tiki. Prieš ateinant tikėjimui mes buvome įstatymo galia įkalinti, kad lauktume apsireiškiant tikėjimo. Taigi įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs į Kristų, kad mes būtume tikėjimu nuteisinti. Tikėjimui atėjus, mes jau nesame auklėtojo globoje. Juk jūs visi tikėjimu esate Dievo vaikai Kristuje Jėzuje. Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters. Visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje. O jei priklausote Kristui, tai esate ir Abraomo palikuonys bei paveldėtojai pagal pažadą. Ketvirtas skyrius. Dar pasakysiu, kol paveldėtojas nepilnametis, jis nieko nesiskiria nuo vergo, nors yra visako šeimininkas. Jis esti globėjų ir prievaizdų valdžioje iki tėvo nustatyto meto. Taip pat buvo ir su mumis. Kol buvome nepilnamečiai, turėjome vergauti pasaulio pradmenims.
Bet atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasią, kuri šaukia Abba, Tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis. O jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. Kitados, dar nepažindami Dievo, jūs vergavote dievams, kurie iš tikro jokie dievai. Bet dabar, pažinę Dievą, arba geriau sakant, Dievo pažinti, kaipgi jūs galite grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems vėl norite vergauti? Jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarpių, metų. Aš tikrai baiminuosi dėl jūsų, kad kartais nebūčiau veltui triūsęs jūsų labui. Tapkite tokie kaip aš, nes ir aš esu tapęs toks kaip jūs. Maldauju jūs, broliai, jūs nesate manęs įžeidę. Jūs žinote, kad pirmą kartą jums paskelbiau Evangeliją sirgdamas. Mano kūno negalė buvo jums išmėginimas, bet jūs jo nepaniekinote ir neatmetėte, o mane priėmėte kaip Dievo pasiuntinį, kaip patį Kristų Jėzų. Kurgi dabar tas jūsų džiaugsmingasis priėmimas? Juk aš galiu paliudyti, kad įmanydami jūs būtumėte išlupę akis ir atidavę man. Nejau tapau jūsų priešu, kalbėdamas jums tiesą? Anie jūs vilioja nekilniais sumetimais. Jie norėtų jūs atitraukti, kad prisirištumėte prie jų. Gražu patirti taurų prisirišimą visada, o ne vien kai esu pas jus, mano vaikeliai, kuriuos aš ir vėl su skausmu gimdau, kol jumyse išryškės Kristaus atvaizdas. Aš norėčiau būti dabar pas jus, kad žinočiau, kaip prabilti, nes neišmanau, ką man su jumis daryti. Pasakykite man jūs, norintys būti įstatymo valdžioje, ar negirdite įstatymo? Juk parašyta, kad Abraomas turėjo 2 sūnus. Vieną iš vergės, o kitą iš laisvosios. Bet vergės sūnus buvo gimęs pagal kūną, o laisvosios pagal pažadą. Tai pasakyta perkeltine prasme, nes tie 2 moterys, tai 2 sandoros. Viena prie Sinajaus kalno sudaryta, gimdanti vergystei, ją reiškia Hagara. Hagara tai Sinajaus kalnas Arabijoje. Ji atitinka dabartinę Jeruzalę, nes šioji vergauja su savo vaikais. Bet aukštybių Jeruzalė laisva, ir ji yra mūsų motina, nes parašyta, pralinksmėk nevaisingoji, kuri negimdei, šūkauk ir džiūgauk, nepažinusi kentėjimų, nes apleistoji turi daug vaikų, daugiau negu turinčioji vyrą. Jūs, broliai, esate pažado vaikai, nelyginant Izaokas. Bet kaip tada gimusis pagal kūną persekiojo gimusį pagal dvasią, taip ir dabar. O kągi sako raštas? Išvaryk vergę ir jos sūnų, nes vergės sūnus negaus palikimo kartu su laisvosios sūnumi. Štai kodėl, broliai, mes nesame vergės vaikai, bet laisvosios. Penktas skyrius.
Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Štai aš, Paulius, sakau jums, jeigu leisitės apipjaustomi, Kristus jums nebebus naudingas. Aš pakartotinai įspėju kiekvieną, kuris leidžiasi apipjaustomas. Jis tampa įpareigotas laikytis viso įstatymo. Jūs, ieškantys nuteisinimo įstatyme, atsiskyrėte nuo Kristaus, praradote malonę. O mes, dvasios vedami, iš tikėjimo laukiame ir tikimės nuteisinimo. Juk Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, o vien tikėjimas, kuris veikia meilę. Jūs taip gražiai bėgote. Kasgi jums sukliudė laikytis tiesos? Ne tasai, kuris jūs šaukė, šitaip prikalbėjo. Truputis raugo ir augina visą maišymą. Aš pasitikiu jumis viešpatyje, kad nepriimsite kitokių pažiūrų. O jūsų drumstėjas, kad ir kas jis būtų, susilauks pasmerkimo. Jei aš, broliai, iki šiol skelbiu apipjaustymą, tai kodėlgi esu persekiojamas? Juk tuomet kryžiaus papiktinimas būtų pašalintas. O kad jūsų kurstytojai visiškai nusipjautų. Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei. Tik tai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti. Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje. Mylėk savo artimą kaip save patį. Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, žiūrėkite, kad nebūtumėte vienas kito praryti. Aš sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Bet jei leidžiatės dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžioje. Kūno darbai gerai žinomi. Tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašūs dalykai. Aš jūs įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais. Jei gyvename dvasia, tai ir elkimės pagal dvasią. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems. Šeštas skyrius. Broliai, jei kurį žmogų ištiktų nelaimė nusidėti, jūs, dvasios žmonės, pamokykite tokį romiai. Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą. Nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. O kas, būdamas niekas, tarėsi esąs kažin kas,
tas save apgaudinėja. Tegul kiekvienas ištiria savo darbą ir tuomet galės didžiuotis pats savo, nesilygindamas su kitu, nes kiekvienam reikės nešioti savo naštą. Kas mokomas žodžio, tegul dalyjasi savo gerybėmis su mokytoju. Neapsigaukite, Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį. O kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą. Nepailskime daryti gerą. Jei neaptinksime, savo metu pajusime derlių. Tad kol turime laiko, darykime gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. Žiūrėkite, kokiomis didelėmis raidėmis jums rašau savo ranka. Žmonės, kurie nori įsigyti gerą vardą išoriniais dalykais, verčia jūs apsipjaustyti, kad jiems netektų būti persekiojamiems dėl Kristaus kryžiaus. Bet ir apipjaustimo šalininkai patys nesilaiko įstatymo, o tenori jūsų apsipjaustimo, kad galėtų pasigirti jūsų kūnu. Bet aš nieko nesigirsiu, nebent mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Juk nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, bet vien tik naujas kūrinys. Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, teateinie jiems ramybė ir pasigailėjimas, taip pat ir Dievo Izraeliui. O nuo šiol tegu niekas manęs nebevargina, nes savo kūne nešioju Jėzaus žymes. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie broliai su jūsų dvasia. Amen.